Sveiki draugai, tiesiog impulsų tokių atsirado ir darau video, kad užšokti ant tos bangos, kurią pagavau dabar tiesiog parašęs keletą postų. Manau, kad tai reikalinga mums žinoti, suprasti. Ir tiesiog, ir buvo laikas toksai šitam, sakysim, tokiam pabendravimui, atėjo laikas, kad pakalbėti tom tem, kurios dabar bus čia paliestos, šiek tiek plačiau apie viską. Ir dabar, naudojantis tą progą, pas mumis atsirado daugiau ir naujų narių, kurie iš vis neturi žalių supratimo kol kas čia vyksta ir ką mes darom. Tai paaiškinu, kad mes kišamės į dirbtiną procesą, kuris pavadintas geoinžinerija, orų modeliavimas, debesų sėja. Šitie procesai vyksta vis didėjančia, stiprėjančia tvarka nuo 1960 maždaug 2 metų. Dauguma filmų, kuriuose buvo pasakoma apie tai, jau jų nėra išsaugota interneto platybėse, galbūt kažką tai rasiu kažkada tai išsaugota savo kompiuteryje ir parodysiu, bet esmė dabar jau ne tame. Mums jau nėra laiko, kada knaisiotis, ieškoti faktų, kas iš kur atsirado, kas šitai padarė. Tiesiog darom savo ir kam tai atsišaukia viduje. Kas pastebėjote, baltas juostas, kurios nedingsta, šiaip turėtų dingti, jos nedingsta, arba kad debesis keistų formų, arba kiek kartų astrologas, ne meteorologas, bet astrologas Naglis Šulija pasako apie orus ir tos prognozės neįsipildo visiškai. Tie žodžiai patys, tas terminas jau pats neteisingas, astrologai žada, tai reiškia, jie kaip mama, pavyzdžiui, vaikui žada nupirkti obuolį arba saldainį. Jie negali nieko žadėti, nes daugiau 2 valandų į priekį negali numatyti nieko, nes jie nieko iš tikrųjų nematuoja, gauna tik tai nuorodas iš didesnių instancijų, kurios niekaip savo pavadinimu nesusiję su, sakysim, pavadinimu meteorologija arba kažkokia tai, daleiskim, apie orus tyrianti organizacija. Ir tai numatyta yra scenarijai, numatyti tiesiog mėnesį į priekį, iš kur kas kada papus, visa programa sudaryta. Ir ta programa yra, į tą programą įjungti visos nafto platformos esančios vandenynuose, visos gamyklos, kurios turi kaminus. Ir tai mūsų nariai vienas po kito po truputį pradeda nufilmuoti rasti. Daugiau tų, sakysim, savotiškų tokių nusikaltimų prieš žmonės buvo pamatyta šią vasarą, kada mūsų grupė jau padidėjo, tiek žmonių pasiekė tokią ribą, kada jau negalima buvo sukontroliuoti šito proceso ir rugsėjais patapo dar eilinė rugpjūčio numeris 2. Patys prisimenat ir be jokių ten, kaip sakyt, iliuzijos primetimų galite prisiminti, kaip rugsėjo, ten, pavyzdžiui, 14-15 dieną važiuojant Vilniuje, mašinos kompiuteris rodo 30 laipsnių šilumos. Tai yra, iš tikrųjų tai buvo. Ir tai padarėme mes lietuviai, mes žmonės. Dabar prie mūsų grupės jau prisijungia iš kitų šalių, prisijungia Rusija, prisijungia Ukraina, prisijungia Latvija. Ir dabar į netrukus artėjančią mūsų susitikimą šventę nori atvažiuoti mūsų kaimynai, būtent mūsų braliukai, kurie visiškai gaudosi situacijose ir žino, kas dabar čia vyksta žemėje ir supranta mūsų būtinumą. Jie tik tai juokiasi, pastoviai sako, kiek būdavo prognozuojama lietaus ar ten kažkokių tai negandų orų ir nieko nebūdavo, sako, mes pastebėdom, bet nesupratom dėl ko visą tai klysta. Aš sakau, mes taip darėm, mes taip dirbom ir tiesiog taip atsitiko. Ir jie visiškai pilnai priėmė mus, visiškai su dideliu džiaugsmu, sakysim, norėtų susitikti ir mes tai padarysime. Mūsų dabar ratas didėja labai stipriai. Ir kadangi šviesa, kuri, sakysim, kitaip aš nepavadinsiu, šviesa, kuri
į kurią dabar spektrą, kurią įeina Žemė, tai yra šviesa kyla patruputį ir nušviečia visą, sakysim, aš jums rodau vaizdžiai, kad jūs suprastumėt, kas vyksta. Nušviečia visą Žemę daugiau ir nuo to šviesos tie vabaliukai, kurie buvo anksčiau čiulpę gyvybinės sijas, tai jie tiesiog dabar atkrenta, nutirpsta. Ir dėl to pas daugą gali atsirasti keisti jausmai, emocijos, netgi tas pats Saulės ir dabar mėnulio užtemimas gali truputį daryti keistus poveikius tiems žmonėms, kurie dabar jau turi atsibusti. Tiems, kurie pas savo profiliuose buvo nusidažę, užsidėję dvispalvės vėliavėlės, su tai sunkiau. Čia tiesiog jie save identifikuoja atitinkamai identifikuoja save kaip užvaldytus, galima sakyti, arba lengvai užvaldomus, ir todėl į juos gali įeiti bet kokios kitos esybės ir juos taiga nusiųsti, jiem įsiūti idėją, kad reikia kariauti, vaduoti nuo plėšikų, ir gaunasi, kad jie tiesiog šoks kažkur tai kariaus su tokiais pačiais kaip ir jie, gal tik tai su kitokios spalvos uniforma. Tai žmonės tiesiog gal silpnesni iš vidaus ir juose paprastai toks pastebėtas dėsnis, kad jie turi savyje pyktį, kodėl mes netokie, arba kad mes kalbam daugiau negu jie galėtų sau leisti arba bijotų net apie tai pagalvoti. Ir tokius žmonės tiesiog čia pastebim labai greitai, čia labai geras specialiai. Iš pradžių galvom nieko neleisti, o po to tiesiog įleidom faktiškai viską nežiūrėdami profilių. Ir tie žmonės tiesiog savaime išlenda, jie apsišviečia patys labai greitai, parodo savo tokį nesugebėjimą net logiškai mąstyti, jau nekalbant apie nuojautą, nujautimą. O nujautimas yra, būtent pas pagrindas yra dieviško prado arba kūrėjo buvimo žmoguje rodiklis. Jeigu yra kūrėjo kaip čia sakyti, sakysim, tas kristalas, kuris yra mumise, jis yra aktyvus, jis pulsuojantis ir skleidžiantis šviesą, jis automatiškai savame tiesiog atrenka viską, kas yra jam priimtina, nepriimtina. Ir kada paliečiamos temos būtent tokios, kaip čia mes kalbam, būtent dabar įsikišti į tokį didelį globalų procesą, jis iš tikrųjų buvo globalus, jis Europos mastu buvo padarytas ir netgi daugiau. Ir tuo pačiu gauti pasitikėjimą savim. Ir vienas po kito atsirandantis interneto platybėse youtuberiai su savo filmukais, pokalbiais vis tą patį pakartoja, patvirtina, kad mes esam aukščiau už tų visų dievų, kuriuos jūs žinote vardus, savo galimybėmis iš tikrųjų, tik tai mes tiesiog, tokie padaryti durniukais. Ir būtent šitas žaidimas su orais, būtent tas lakstymas su bunkutėm ir kibirėlis atrodytų iš vienos pusės juokingas, o iš kitos pusės jisai buvo padarytas tam, tas išjuokimas, pabandymas išjuokti tam, kad jokių būdų nesijungtų kiti žmonės ir nedarytų, nes tiesiog yra tam tikra riba, kur dar gali kontroliuoti, ir ta riba, kur mes jau peržengėm, yra jau nekontroliuojama. Ir jeigu dar Lietuva galėjo dabar mėnesį laiko išlaikyti, po satelitų spaudimų specialiai buvo iškelti apie 20 papildomų palydovų ir maždaug 8 ar 12 palydovų buvo papildomai skirti Lietuvai ir Pabaltijui išlaikyti, kur yra didžiausia šviesėjančių arba nubundančių žmonių, didžiųjų sielų, milžinų vieta. Ten buvo daromas didžiausias spaudimas, nors tuo pačiu metu visa Europa buvo palikta likimo valiai. Ir dalis Vokietijos, ir Italija, Prancūzija, visi buvo pamiršti, tiesiog spaudė dabar tik tai Lietuvą. Dėl to buvo prasti orai. Ir čia mes savotiškai ne tai, kad kalti, mes tokie esam, kuriuos bando paskutiniu metu visais įmanomais būdais uždengti, prispausti, kad žmonės nejaustų tos euforijos, kurią jūs jaučiate šiandien,
kada yra, mėlynas, palyginus mėlynas dangus, nėra idealiai švarus, bet jau matosi ta netikra saulė ir mes jau galime jausti pasikeitimus savo erdvėje. Ir tie pasikeitimai, kuo mes labiau įgaunam tų energijų, tuo labiau mes tampame stipresniais ir savim pasitikinčiais, tuo labiau mes įgaliojam savyje esančią psichinę energiją dirbti ne tik mūsų pačių ar šeimos labui, bet ir visos žmonijos labui. Žmonės darantys šitą veiklą, kas iš naujų narių, kas buvo mūsų susitikime, pajaučia iš tikrųjų arba turėtų pajausti gerokai didesnį dvasingumo lygį arba ženkliai stipresnę energetiką, euforiją negu bet kokiam kitam renginiui. Aš kalbu apie bet kurį, jums įsivaizduojama. Ar tai susitiko žmonės į rebiofingą, ten išlaisyti iš savęs tos traumų pelenus, ar tai kažkokį kvėpavimą, ar tai tiesiog pamedituoti. Ten nėra tokio stipraus koncentracijos lygio, nėra tokio stiprumo energijos, kaip būtent yra mūsų susitikime. Ir nauji žmonės patekę į čia, jie tiesiog, viduje jie šokia iš tikrųjų, nes ta energija tiesiog taip užlieja žmogų, kad iš seniau esančių narių, žmonių, kurie jautresni ir per patį pirmą susitikimą, ne vienas tiesiog apsišaroja iš džiaugsmo, kad mes pagaliau nesam vieni tokie vieniši, kažkur tai atsilupę ar pamiršti, ar atkirpti, atplėšti, o mūsų yra daug ir mūsų yra daugėja, mūsų gretos. Ir kalba neeina dabar apie kažkokius įsitikinimus ar kažkokias tai prievartas. Mūsų veikla yra pagrįsta tom, kad tu kaip nori, taip darai. Jeigu nori, tu gali padarai, jeigu nenori, nedarai. Jeigu labai nori, tada gauni papildomai. Iš tų žmonių, kurie irgi tai supranta, galbūt tos veiklos pačios negali daryti, bet finansiškai mus paremia. Ir galiu pasakyti, kad mes per savo šių metų veiklą, aš neskaičiavau iš tikrųjų ant popieriaus, tiesiog nebuvo tokios minties, nes kiekvieną kartą, kai gaudavau pinigus, galvodavau, kad daugiau ir nebus, bet galiu pasakyti, kad maždaug suma siekia apie 700 eurų, kur mes gavome pašalpą pagalbą, aukojimą iš žmonių. Kitų žmonių, kurie tai supranta, kurie pastebėjo mūsų poveikį, ką mes galėjome padaryti. Kitų žmonių sąraše yra ne vien tik tai ūkininkai, kurie norėjo orų be stiprių liūčių, o ir tie žmonės, kurie suprato, kas čia darosi, pamatė orų netitikimus ir tiesiog kaip įmanoma norėjo mums padėti. Tuo pačiu dalyvavo jie irgi tame procese. Nesvarbu, kad jie nedaro tos veiklos arba jų sociume užimamos pareigos vieta galbūt neleidžia to daryti, bet tiesiog finansiškai jie mums padėjo gerokai. Ir būtent jų dėka mes galime daryti tą stipresnę veiklą ir ją darėme iki šioliai. Ir dabar, naudodamas dar tą pačią progą, galiu pasakyti, kad jeigu dabar kas nors dar nežinojote, negirdėjote, nepastebėjote, tai drėgnas apeigas sustabdome iki tol, kol bus temperatūra aukščiau negu 10 laipsnių šilumos. Iki tol viskas tai nelabai veiks ir galime pridaryti atvirkščiai, tik tai sužaisti, kaip sakant, savo ne į naudą. Kadangi mūsų apeigos, tos būtent drėgnos apeigos, jos vienaip ar kitaip skatina drėgmę, tikrųjų debesų skūrimą ir tikrą drėgmę. Ir dabar jos kol kas nereikia. Palaikom taip, kaip yra. Kada bus šilčiau virš 10 šilumos, tada viskas bus gerai. Kadangi tas skystis, kuris yra neparduotuvėse perkamas ir pilstomas stipresnis, jisai nėra toksai, tokių savybių neturi kaip mūsų tas įprastinis ir jisai tiesiog užšąla prie mažiausių temperatūros pasikeitimo ir virsta į ledą ir virsta į nieką. Todėl jūs su savo iniciatyva staigiai kažką tai padaryti galite atvirkščiai pakenkti, sakysim. Ir dabar dėl to, kas mūsų grupiai, kad čia dabar daugėja žmonių, tai tiesiog naudojamės progą. Prašau visą tai priimti kaip su vaiko protu. Vaiko protas yra visiškai lankstus, jisai visiškai tuščias yra, neprikištas šiukšlių. Jisai dar, skaitysim,
įsivaizduokit, kad nematęs ir televizijos žinių ir nesupranta, kas aplinkui dedasi. Jis dar nelabai aiškiai supranta, kokia žemė yra, kokios formos ir kodėl jinai tokia arba ne kitokia. Ir jam nesvarbu ir jisai ką išgirsta, pamato, jisai viską priima. Pas jį dar nėra tokios analizės, jis labiau vadovaujasi pajautimu. Todėl čia esantys žmonės, kurie jūs iš vis nesuprantate, pavyzdžiui, ką mes darėme šičia, pažiūrėkite iš šono, ne per savo įsitikinimų prizmę arba tą, ką žinote arba girdėjote iki šiol, o tiesiog iš šono, ar taip galėtų būti. Jeigu patikslinti, naujokams pasakau, kad ten, kas buvo barstoma į viršuje, tai ten buvo 2 maždaug rūšių grybeliai žemės laboratorijose sukurti ir maždaug 1 arba 2 rūšis grybelių arba medžiagų, kurios žemė iš vis nežinomos. Tai yra iš vis net nežemiškos kilmės. Čia realiai kalbu, be jokių išgąsdinimų, kada mes žinome tai, mes žinome, kaip paveikti ir mes čia išėjome jau laimėtojais, todėl aš jau dabar nebijau tai sakyti, tiesiog yra kaip yra. Ir dėl ko mus tai daro, ten daug kas iš žmonių, kurie dar nesupranta šito proceso, tai nebuvo kažkoks žudimas, tai buvo tik tai prispaudimas. Nes tie, kurie naudojasi mūsų energiją, jie tikrai nesuinteresuoti tom, kad ta baterija užsilenktų ir nustotų atiduoti energiją, o jie suinteresuoti tom, kad ta energija eitų juos netrukdomai. Būtent tas poveikis iš dangaus, jisai būtent tokia faktiškai prasme arba jo panaudojimo esmė ir yra tikslas. Būtent, kad gauti tai netrukdomai. Trukdomai yra tada, kada žmogus supranta, kad tai yra daroma prieš jo valią ir tada jisai gali savo ketinimo arba tiesiog vidinę nuostatą tiesiog nutraukti visą tai ir nustoti tai daryti. Nepanikuojant, nelakstant po Facebooką ir neieškant kažkokių tai negatyvių vaizdų, nuotraukų ar kažkokių tai politinių straipsniukų ir nustoti dauginti tai, o vietoj to tiesiog aprimti, nustoti kariauti viduje savęs, aprimti ir daryti visiškai savo taikią misiją, taikią veiklą, kur atėjo, papylė ar atėjo pastatė ant stalo kažkokią tai daiktą keistą iš pirmo žvilgsnio ir tai padarė. Mūsų žaislai, su kuriais mes žaidžiame, pagrindiniai yra šitie. Konusas, kuris ionizuoja orą ir stabdo chemtrailus, ir jėgos generatorius, kuris jungiamas prie zaperio. Kad suprast, ką jie gali padaryti, tai aš rašiau ne kartą savo grupės nariams, kurie yra artimi, kurie arčiau pažįstami. Pavyzdžiui, buvo žmonėms su širdim permušimai, ataka į širdies centrą, tai priglaudus tokį daiktą, po kelių minučių visą tai dingsta. Kada ėmėmės šitų dalykų daryti, tai čia buvo įtaka į orus netgi apie 1000 virš kilometrų atstumu, jį šiek tiek patobulinus. Ir taip pat tie žmonės, kurie įsigijo asmeniškai, moteris beveik visos, kurios kentėjo nuo skausmų dėl moteriškų problemų, jos nustojo tai jausti, dingo skausmai, o buvo dar atvejai 2, kur buvo žmonės pajungti per galvą ir girdėjo viduje galvos balsus, telefono signalus, fakso, cypimus, įvairias komandas, pajuokas ir pašiepas, tai yra visiškai natūraliai, taip kaip išorė, bet viduje galvoje yra tokia sistema. Ir tokių žmonių yra pas mumis nemažai, tik tai jie nesupranta, jie dar mūsų nežino, ką mes darome ir dar jie kol kas nežino, kur kreiptis. Daug iš jų papuolė į beprotnamius dėl to, kad jų artimieji nesuprato šito ir tiesiog padarė dar blogiau tiem žmonėm, atseit toliau norėdami padėti. Tai vat šitas daikščiukas, šitas žaislas atsidūręs pas vieną moterį, pavyzdžiui, dabar čia visai neseniai tai buvo, pas vieną moterį, kuri kelis metus kentėjo šitą visą pragarą, tiesiog po 2-3 valandų tie balsai išnyko. Esmė yra ta, kad kaip ir viena nelietuvė mergina parašė apie šitą poveikį, jinai labai yra jautri, dalyvavo ne kartą
tokiose programuose ne tai, kad ne kartą, bet 14 kartų buvo pasinaudota jos sąmonė, jos siela. Tai yra tokia lietuviškai galbūt skambėtų taip, tai slapta kosminė programa, angliškai SSP, Secret Space Program, rusiškai galite rasti informaciją Tajna kosmička programa TKP. Ir į šitą programą patekdavo žmonės, kurie yra stipresni energetiškai, arba jų matymas arba energetinės savybės yra kitokios, ryškiai kitokios. Ir ta mergina pasako, būtent kai tas daiktas atsirado puse, jinai negalėjo išbūti, jai darėsi blogai, ten užtruko pusę nakties, negalėjo užmigti, duso, spaudimas buvo galvoje, tvinksėjo širdis. Aš jai parašiau, kad sakau, pas tave yra tiesiog įdėtas kažkoksai daiktas, svetimkūnis, kuris būtent kenčia nuo šitos energijos. Ir kitą dieną jinai man parašė, ar po dienos, ar po dviejų parašė, kad pamatė, kaip sudegė kažkas tai galvoje, mikroschema, kaip čipas, ir pradėjo jausti kitaip viską. Atsirado dar didesni matymai, sakysim, kraupus ir apie tai aš pasakot net negalėčiau dabar čia viešai, dėl to, kad ta informacija bus per daug jau nežemiška. Tai galbūt tik tai aptarsim susitikime tarp tų žmonių, kurie bus ir kurie šiek tiek supranta, kas iš viso vyksta. Tai štai va tas prietaisiukas, jisai tiesiog iškalė tą mikroschemą, sudegė, nustojo tai blokavimą darytis ir jinai dabar mato dar geriau negu pirmai buvo. Ir dėja dabar jau gali net aptikti tos žmonės, kurie daro tos balsus į galvą ir tas visas organizacijas, kurių yra ir Lietuvoje. Tai turėkit omeny, jeigu žinosit va tokį atvejį, žinokit, kad taip yra. Tai štai, šitų prietaisų pagalba, kas nežino, nauji nariai, tai galite rasti puslapį lietuviškas orgonitas, Facebook'o puslapis yra. Pamatyti tokį daiktą, tai yra susideda iš dažnių generatorius, prie kurio jungiasi baterija, ir prie gaminio, kuriame yra vertikaliai stovi kalnų krištolas, apačioje stovi magnetas ir šalis išdėstyti rožiniai kvarco gabalai, galima sakyti. Ir šitas prietaisas daro stiprų spindulį 30 km atstumu, kada visiškai nustoja krituliai kristi toje vietoje, arba jeigu, pavyzdžiui, visur sninga va tokiais gabalais, tai šitoje vietoje snigs labai smulkiai, labai lėtai, labai retai ir gali iš vis net nesnigti. Tai yra visą laiką krituliai bus pamažinti. Esmė tame, kad daugelis gali paklausti, kodėl mes tai darome, kad priešinamės taip toliau, reikalingas lietus. Tai jūs dar nežinote lietaus analizės ir jo kilmės. Kad taip klausėte, jeigu žinotumėt, galbūt nenorėtumėt labai tų kritulių dažnai. Ir dar dalykas tas, kad tų žmonių pagalba, kurie dieną naktį iš tikrųjų plūšo, kurie dieną naktį prižiūrėjo ugnelę savo kieme ar savo balkone, jų dėka būtent žmonės nenukentėjo Lietuvoje nuo visokių liūčių, kurios buvo ir Lenkijoje, ir Vokietijoje. Galite rasti video, meskite šių metų skaičių. Ir įveskite žodį flood, pavyzdžiui, Poland arba ten Germany, ir jūs pamatysite, kas darėsi aplinkui mus. Lietuvoje viso to nebuvo. Viso tai buvo išvengta dėl to, kad dirbo čia tie, sakysim, grubiai 50 angelų, kurie būtent darė tą darbą be jokio atlygio savo. Dažnai iš savo kišenės tai darė, kai kada galėdavo gauti pastiprinimą tų žmonių dėka, kurie būtent, kaip sakau, mums dovanoja pinigus. Ir kuom jinai ta veikla ypatinga, kad mes šitai darydami, pirmiausia, mes suprantam, kad mes nesam kažkokie tai vabaliukai, su kuriais galima daryti bešokius bandymus. Nesam tokie, kuriems galima pasakyti, kad va čia kažkoks yra Dievas ir reikia jo klausyti. Nes iš tikrųjų, jeigu imant mūsų galės, mūsų pajėgumą, kaip sakė akademikas Jonas Gervė, visi dievai atsiranda mums po kojomis. Tai nebuvo posakis pasakytas dėl to, kad pažeminti kažką arba išaukštinti save, tiesiog tai yra faktas. Žmonės, kurie atiduoda jėgas garbindami kažką tai,
nesvarbu koks yra vardas to žmogaus arba to šviesos kažkokia tai veikėja, kuris atsirado žemėje tam, kad pakelti kitus, kurie miega, nesvarbu. Ar K, ar J prasideda, ar ten netgi kitas J variantas, kur mėnulis sėdi. Nesvarbu, mes esam aukščiau pagal hierarchiją, pagal savo sielos įgaliojimą, jeigu lyginant karinį laipsnį, tai mes esam maždaug šitoje vietoje, tik tai mums tas žinojimas atimtas yra. O tie, kurie paveiksluose nupiešti žmonės bažnyčiose, yra maždaug čia. Matot, kaip įdomiai viskas dėliojasi. Ir būtent labai nenori tos visos dievybės, kad apie tai būtų kalbama. Yra dėja taip. Ir kada jūs suvoksite savo galimybės iš tikrųjų, arba pradės jos jau patrūti jumis skleistis, jūs pamatysite savo tą galią, jumise neliks jokio noro kažkam tai kiršti, kažkam tai parodyti, jeigu jūsų rankų žestų kažkokia pagalba, nuo žesto kažkur pajudės kažkokie daiktai esantis visiškai netoliese, arba nuo jūsų minčių kažkur apsivers automobilis, koks nors su kariniais kažkokiais ženklais ar simbolika, nenustebkite, tai yra normalu, tai yra mažiausia, ką jūs dabar galite padaryti, turėdami tuos energijų likučius, kurie liko dabar po to, kai buvo daug kartų per daug etapų sielos smulkintas. Ir jūs esate tik tai tų didžiųjų generolų, sakysim, mažas fragmentėlis tų generolų, kurie kažkada tai padangėje buvo susibūrę ir ruošiasi čia ateiti į žemę. Ir su savo tuo, sakysim, tokiu vidiniu sutikimu nusileido kaip desantas į čia. Ir tas desantas, kaip jeigu paėmus ten, pavyzdžiui, tų juodžio desantas pats stambiausias ir patys galingiausi susirinko čia, taip pat susirinko ir šviesiųjų jėgų desantas pats stipriausias ir pats galingiausias. Ir nenustebkite, jeigu jūs tokį savęs nuvertinimą suradę dabar, ta prasme, ką aš galiu vienas padaryti, ką aš ten nepasipriešinsiu sistemai, ten, kad į mitingą ėjau ir niekas nepadėjo, tai nereikia į mitingus niekur eiti, mes galime keisti viską minčių pagalba, užtenka tik išreikšti ketinimą, susitarti 3-4 žmonėms, pradžiai 10 žmonių grupai, pavyzdžiui, bet visiškai suprantat, kas su jumis dar bendrauja, tie žmonės turėtų būti labai labai gerai žinomi ir išbandyti įvairiose gyvenimo situacijose, arba bent jau jausti, kad jie yra tikri, neapsimetę. Ir tada galite daryti pasikeitimus, jums nieko nereikia išėti iš namų, jums net nereikia nieko iš tikrųjų daryti, vėliau pamatysite, kad dėl orų, nes tiesiog jūs galite tai daryti savo minčių pagalba, jūs esate ant tiek stiprus, ant tiek galingi ir mūsų atveju tik tai yra taip, kad vieni tarsi arčiau yra uosto, kur yra dideli laivai, matosi jau ir girdisi iš tų laivų signalai ir matosi dūmai iš kaminų. Kiti žmonės yra šiek tiek toliau to uosto ir jie girdi tik tai galbūt tų laivų ūkimą, bet pačių laivų dar nemato. Tai yra panašiai kaip dabar situacija dėl to būtent pabudimo. Jisai visiškai yra skirtingas tarp mūsų visų. Ir mes nesam nei geresni, nei blogesni, tiesiog mes esam skirtingam etape. Ir pabudo dabar pirmieji tie, kurie stipresni, didesni, kurie, kaip ir programa tokia, atsiskleidė, kurie tiesiog, kaip sakant, davė spriktą ir mes turime keltis daryti savo darbus. Pirmieji šitie, nežiūrint į jūsų lytį šiame gyvenime, nežiūrint į jūsų amžių šiame gyvenime, nes tai yra viskas laikina. Ir maždaug 10-15 metų jūs save atjaunysit iki tokios būsenos, kokią jūs norėsite. Jeigu YouTube senoje filme kalbėjau, kad ateinačiais metais pabaigoje jau atsiras medicinės lovos, tai daleiskim tokią galimybę gali trukdyti tos kitos jėgos, kurios nesuinteresuotos šitame procese ir tada tas visas persilenka į 25 metus. Bet jau 24 metų antroje pusėje, pavyzdžiui, žmonės įgaus tokias savybės,
kurių pagalba, kurių minčių dėka galės patys save atsistatinėti, atsiauginti savo dantis, kurie turėjo būti ir išrauti, atsiauginti galbūt kažkokį nukirptą, nupjautą, nutrauktą traumą, kažkokį pirštą, sutvarkyti savo kaulus, kurie įskilę ir skauda ir taip toliau. Tiesiog visas tas įvyks, nes mes po truputį įgaunam tas savybės ir būtent šita veikla, ką mes darome dabar, yra faktiškai kaip vienas iš geriausių arba pati geriausia, dėkingiausia tam, kad mes suprastume, kas mes esame, pajausti pergalės skonį. Būtent visur, per visas įmanomas informacijos priemonės nesakoma tai, būtent ten visur stengiamasi padaryti taip, kad vyko įvykis, o mes čia niekom negalim padėti, tik tai turim išskirti emociją, kurią pasiema kažkur, daleiskim, į Saturną ar ten į Jupiterį, esantis vabaliukai ir naudojasi ją. Tiesiog be emocijų, be nieko. Tiesiog mes esame jiem baterijos šiam kartui, šiam momentui ir jie tai pasiema naudoja. Bet kada tu pradedi vartyti tą Saturną ar ten Jupiterį ir ką nors ir įjungi valymą ir įdedi kaip į centrifugą jos, jie paskui apie tai pradeda kitaip galvoti, kitokios nuomonės pakeičia labai greitai. Ir tada jau žiūri, kaip išsaugo savo kailį ir kažkur tai sprukti į saugią vietą. Ir dabar, kaip per YouTube, kaip kalba Ivanas, kaip minėjo, aš tą filmuką įdėsiu naują po šito video, jiems pasakyta taip, bėkite, kol galite bėgti. Tai yra būtent pats teisingiausias pasakymas. Neškit mielės, kol jūs galite dar pabėgti. Tas pats ir su ta esama laikina Lietuvos valdžia, viskas tas pats. Dauguma tenai yra ne žmonės visiškai, dauguma jų yra, per prievartą liepia vaidinti, daleiskim, moterį, akiniuotam vyrui. Kitiem ten, pavyzdžiui, tiesiog jie yra kaip įkaitai, imant ir pačius ale švenčiausius, tos, kurie yra tenai Seime. Kai kurie atsibunda dabar ir jie jau atėjo tenai su iš anksto numatyta misija ir jie pradeda kalbėti, tai jūs labai nesipykdinkit dėl to, kad prieš metus, prieš 2 kalbėjo vienaip, o dabar kitaip. Tai yra normalu, tai yra tiesiog nusiema toks rūkas nuo žmonių, kuris anksčiau juose sieja baimę, panikos jausmą, tai tas pats buvo ypač daroma su gydytojais ligonėse, kada buvo tas išgalvotas virusas padarytas, sukurtas ir tos baimės, tos minios pagalba buvo sukurta ta panika kiekviename iš jų. Ir dabar tas rūkas nusiminėja. Dėl to tiek, sakysim, jėgos struktūrose, armijai, tiek kažkur policijoje, tiek teismuose, tiek pačiam Seime gali atsirasti tų žmonių, kurie pradės veikti pagal sąžinę, pagal žmogišką principą. Būtent žinos, kad taip daryti galima, o taip negalima daryti. Tai yra nepadoru taip daryti. Ir todėl atsiras dabar visokių bylų, kurios, keistai, bet pradės dirbti. Tai yra, teismas pradės dirbti Seime esantys žmonės, pradės dirbti kitos struktūros, po truputį nusiims tas rūkas. Ir tą rūko nuėmimą, tą pagreitinimą, paankstinimą darome mes, būtent šitą grupę. Neusidėdami savo jokių ten kažkokių tai medalių, tiesiog aš kalbu tik tai faktą. Ir tik tai šitų žmonių dėka, kurie, sakau, nepaisant to, kad kas jie yra, kokios jų pareigos. Ir kaip susitikime jūs pamatyt galit, kada jau tie, kurie buvo susitikime arba kada būsit, visiškai paprasti, kaip sakant, kaip 5 kapeikos žmonės susitinka, dalinasi džiaugsmu, tas džiaugsmas yra bendras, savijauta susitikime yra tokia, tarsi giminė susitiko po kokių 10 metų nesimatymo ir visi vienas kito pasiilgė, nors mes iš tikrųjų matomės, dauguma iš mūsų matėmės pirmą kartą, galbūt šiek tiek pažįstami per Facebooką, kuris taip pat buvo sukurtas tam, kad žmonės vienytųsi. Ir čia suprantat, kad kažkokia tai keista šaika susitiko, keistas kolektyvas, kokių iš tikrųjų Lietuvoje dar nėra buvę. Ir taip buvo padaryta tiesiog savaime, taip gavosi. Ir pagalvoja, kodėl taip atsitiko, kodėl taip yra.
ir paskui supranti, iš karto atsakymas yra, mūsų veikla yra vienoda. Mūsų veikla yra, sakysim, šventų švenčiausia. Būtent nuimti tą nuo mūsų galvų slegiantį kupolą, nusimti ir leisti pratekėti tą šviesiai, tą energiją į mumis, į mūsų gyvenimą, kad mes pradėtume jaustis kitaip, kad mums nereikėtų dirbti 12 ar 14 valandų tam, kad, sakysim, suvesti galą su galu, o tiesiog pradėti gyventi savo, pasiskirti laiką savo, laisvą laiką didinti, mažinti darbo apimtis, patį darbą, mažiau dirbti, daugiau uždirbti, daugiau pinigų, daugiau energijos. Kada jūs įgaunat pasitikėjimą savo darbų dėka, šitų darbų būtent jūs pačiu greičiausiu, pačiu efektingiausiu būdu, jūs taip pat ir įgaunat pasitikėjimą savimi. Kai atsiranda pasitikėjimas savimi, atsiranda vertė. Kaip atsiranda vertė jūsų pačių, jinai auga ir didėja, atitinkamai su vertės kilimu, atitinkamai auga ir jūsų darbų, atliktų darbų kaina. Reiškia, jūs tada kažkokiam darbe pasakot viso gero, aš einu į kitą darbą ir susiranda tokį darbą, kurį jūs jau norite dirbti, arba susikuriat savo darbo vietą ir tada dirbat jau tą, kas jums prie širdies, nuo ko jūs gaudot malonumą, nuo ko jums malonu, nuo ko jums gera. Ir ten jūs jau neskaičiuojat valandų, kiek liko iki darbo pabaigos, o dirbat ir tiesiog jaučiat tą malonumą. Būtent tas malonumas, tas neapsakomas džiaugsmas sieja mumis visus čia esančius šitoje grupėje ir tos žmonės, kurie tai daro. Ir ten pas mumis jau nėra tokių, aš kalbu dabar kreipiuosi daugiau į naujokos pasakų, kas čia vyksta, nėra tokių dalykų, kad dabar aš nenoriu, tingiu, aš lovoj pagulėsiu, pas mumis to tokių nėra. Tiesiog paprašai žmogaus arba parašai, kas galit ten, pavyzdžiui, pietuose Lietuvoje, padarykit ten, daleiskim tokias apeigas. Žmogus tiesiog savaime pašoka iš lovos ir tai daro, pašoka iš tos vietos, kur buvo ir daro. Ir čia kaip veikia, čia ateina ta kūrėjo energija į žmogų, kada jisai pradeda veikti taip, kaip kūrėjas norėjo, įeina energija į patį žmogų, jam atsiranda jėgų, optimizmo ir noro daryti ir tada jisai tarsi vaikystėje vaikas išgirdęs, kad atsirado vaikų, ten smėlio dėžė arba atvežė naują smėlį, eikit pažaisti. Jis lekia išpūstom pilnom džiaugsmo akim į lauką ir daro savo veiklą, nežiūrint į tai, koks oras už lango, lyja ar nelyja ir koks poros metas. Tiesiog daro, nes žino viduj, kad viduj, į jį vidus veda, jis žino, kad jam reikia tai padaryti. To mes ir skiriamės nuo kitų žmonių. Ir ateis laikas, kada tiesiog mes tarpusavėje nuspręsim, kas bus atsakingas už vieną kažkokią veiklą gyvenime mūsų šalyje, kas bus atsakingas už kitą veiklą. Mums nereikės kažkokį tai įrodinėti ar ten kažkokį tai prikurti, meluoti programų. Tiesiog mes patys tai nuspręsime, padarysime, išrinksime, galbūt tiesiog darysime tai pagal pašaukimą, pagal tai, kai mes galime. Ir nei mums, nei mūsų vaikams, ir jo labiau nei mūsų anūkams nereikės lenkti nugaras kažkur tai darbuose po 10 ar 12 valandų ir darbėti, skaičiuoti kažkokius skatikus, kad tik tai sukurti galą su galu. Tiesiog ateina kiti laikai. Ir mūsų veikla tiesiog jinai buvo numatytas variantas, sakysim, kaip toks, jeigu jis įvyko, tai reiškia, jisai buvo numatytas. Ir tiesiog taip gyvenimas susiklostė įvykiai, kad mes atėjome ten, kur turėjome būti. Visi tie žmonės, kurie sutiko, nors jie, kaip sakau, Baliuje mes kai sutinkam, atrodom, mes pažįstami realiai porą kartų matėmės gyvai, visą kitą laiką praleidžiam besirašydami kažkur Facebook'e ar pastatome pamėgtukus vienas kitam, nykštį paspausdami, o iš tikrųjų, kada sutinkam, mumis vienyje ta didžiulė dvasia, ta džiaugsmo dvasia. Ir ką gali žinoti, galbūt mes esam iš vieno to didelio sielos lašo susmulkinti gabaliukai. Tai yra mestas vienas gabalas į žemę, sudužęs į daug dalelyčių. Ir mūsų jie visus ta pati energija, tas pas, galima sakyti, energetinis prisiminimas, kada mes buvome vieni. Nors iš tikrųjų ir taip mes esame vienam vandenyne, mes vieno vandenyno lašai
esame. Kiekviename laše yra vandenynas ir kiekvienoje vandenyne yra kiekvienas iš mūsų kaip lašas. Mes neatsiejami, neatskiriami, tik tiesiog mūsų išskirstė. O dabar mes susivienėm. Ir susivienėm visiškai netikėtai. Tiesiog paprastos idėjos dėka, kad tiesiog sueiti susitikimą padaryti. Ir dar įdomiausia tai, kad tai suvienio galbūt muzika. Idėja atsirado nuo muzikos. Yra puslapis toksai, grupė padaryta Sveiki grinuoliai Facebook'e. Ir ten jūs kiekvienas iš jūsų, kurie darote kažkokią tai veiklą, galite parašyti kažką tai iš savo pusės, įdėti, daleiskim, netgi reklamą apie savo veiklą, ten kažką tai auginate, darote, gaminate, pinate ar drožite, nesvarbu. Galite save tenai reklamuoti, duoti žinoti žmonėms apie save. Tuo pačiu žmogus, kuris ieškojo kažko, tai ras jumis tenai ir mes vienas su kitu pradėsime keistis. Ir gaunasi taip, kad mes turėsime viską, ko reikės ir mes neliksime be nieko. Tai yra, kaip viskas vyks tiesiog ratu. Vienas, kas kepa duoną, turės iš kito žmogaus medinių šaukštų ir medinių įrankių, tas, kuris drožia medinius šaukštus, turės kiekvieną dieną pavalgyti. O ten dar kitas, kuris siuva rūbus, jisai turės ir duonos, ir medinių šaukštų ir taip toliau. Mes visko vienas su kitu keisimės, mums nereikės drebėti dėl to, kad rytoj arba poryt ten kažkur tai išjungs elektrą ir paskui nustos bankai veikti. Tai yra tiesiog dabar ta pradžia, jau įvykus jau, jinai jau ne tai, kad užsmesgus, bet jinai dabar auga, didėja, kada mes tampame tą mini visuomenę dalimi, kitokia visuomenė, visiškai kitokia. Tai nėra jokia sekta ir mes neturime jokio dievo. Mes esame patys dievai, mes esame patys kurie vaikai, turėdami kiekvieną savyje kurioje dalį. Ir joje dabar mumise jinai tiesiog atsiranda, ta dalis pradeda švytėti. Ir kada aš vakar išgirdau video, kai buvo pavogiami tiesiog nuo žmonių, tiesiog pasisavinama meilė, blokuojami centrai, perkeičiami. Ir tiesiog kaip sudėjau dabar tiem žmonėm, kur man reikėjo padaryti, artimiesiam žmonėm, ant kiek tai jos paveikia, ant kiek jie tiesiog rūptelė arba neranda vietos, kai kada biški dar atsiranda pykčiai, agresija, bet jinai išvažiuoja, išeina ir dabar tie žmonės pradeda keistis. Ant kiek gali pradėti pats žmogus, tai suvokia, supratęs. Eina tiesiog širpai, energijos ir sakau, kad šitą pirmą sutikimą paskatino muzika, būtent muzikos garsai, šiuo atveju bus jums patys tokie, svarbiausi galbūt. Kiekvienam, jeigu ieškančiam kažkokios tinkančios muzikos, pasirinkite tai, kas jums patinka. Neieškokite kažko iš kitų žmonių, o pažiūrėkite patys savo, kas jums patinka. Jeigu tokių nerandate muzikų, tiesiog tada suraskite bet kokią dainą, muzikinį kūrinį, kuris jums patiko, kada jūs buvote euforijai, kada jums buvo 19-15 metų, kada jūs buvote pirmą kartą įsimylėję arba buvote meilėje ir suraskite tas dainas, tas muzikas, tų metų muzikas. Ir tų muzikų garsų dėka jūs galėsite atgyti, įgauti tas pačias savybės, kurios buvo. Tokiu būdu irgi čia vienas iš būdų aktyvinti savo etaloninę ląstelę, kuri jinai yra dabar užblokuota mūsų genuose, todėl mes senstam. O etaloninė ląstelė jinai veikia taip, jinai yra tiesiog kaip pavyzdys. Ir kada ląstelės dirbančios savo darbą, veiklą, dirba ir jos savo energetiniam lygmenį smunka dėl to, kad ten paveiktos kažkom tai dirbo šokį darbą, sakysim, rūbai suplyšo, jai reikia naujų rūbų, o jinai neatsimena, kaip tie rūbai turi atrodyti. Ir ta etaloninė ląstelė, jinai būtent kaip veidrodžio spindys arba kaip paveikslas parodo, forma šitam organizme turi atrodyti būtent darbinė forma, turi atrodyti būtent taip. Tada ta ląstelė grįžta, čia tas, gerai, tada aš pasidarysiu. Ir jinai viską pasidaro pati ir toliau vėl lekia dirbti. Maždaug aš jums paaiškinau patį principą, tokiu būdu mes tada nesensam. Ir tokiu būdu mums buvo sumažintos programos ten, leiskim, nuo 1000 metų iki 300, paskui nuo 300 iki 140, iki 120, o dabar dar buvo bandoma primesti ir 60-70 metų būtent tų tokių išgalvotų visokių virusų pagalba. O čia iš tikrųjų buvo tik cheminis apsinodimas,
prieš tai išpurškiant dujas, kurios paralyžiuoja uoslę, o paskiau medžiagas, kurios tiesiog, sakysim, paveikia kvėpavimo takus ir kraują ir smegenis. Labai paprasta. Jeigu atsiras tokie simptomai, pavyzdžiui, kaip ten minima ta liga, ir jeigu surasti vaisius, kaip galima nuo to įsigyti, tiesiog jūsų tas sirgimas užtruks kuo mažiausiai, ką trumpiausią laiką. Tai jeigu apie tai. O jeigu grįžtant apie šitą grupę, tai į ateitį sakau, kad joje būdami, arba yra kita grupė anksčiau sukurta, dar 12 metais, We Love Clear Sky, ten buvo kaip ir tarptautinė tokia užmesta, tai supratę tai, jūs jaustės tarsi esat kokioj tai naujoje bažnyčiai, kai kažkokia ta naujoje religija, nors, kaip sakau, šičia dievų ir dievaičių jokių nėra. Mes nieko nesiklaupiam ir niekam nesimeldžiam. Mes patys vieni kitam esam tiesiog aplinkybių kūrėjai, įvykių kūrėjai, dėl to, kad mes supratom, kad galima daug dalykų pataisyti. Ir ta mūsų veikla buvo užregistruota ne tai, kad kambarį su telefono nuotrauka, o buvo užregistruota iš satelitų. Ir visą tai išliko archyvuose, yra YouTube'ai. Maždaug 2 metai, galbūt ir 4 metus galima pasižiūrėti. Būtent mūsų veikla, mūsų veiklos įtaka. Ant kiek jinai buvo svarbi, ant kiek jinai buvo galinga, ant kiek jinai buvo savalaikė ir, sakysim, juodžiam netikėta. Vat būtent tas atsiradimas, jeigu įeit į juos, pavyzdžiui, kaip jie jautėsi, tai buvo išgastis ir buvo toksai, savotiškai atsirado pesimizmas pas juos, kad viskas prarasta, kad jau mes, kad per vėlu, mes nesužiūrėjome, mes neapskaičiavome, arba kai buvo dar pačioj pradžioj man iš profilių tokių rašė, kurie, padaryti ten prieš minutę, parašė, kiek suprantu, lietuviškai, bet nelietuvis, kad jums nieko nesigaus, čia nieko nevarkite ir jūs niekada nelaimėsite prieš mumis. Buvo tokių parašymų. Aš tada, aišku, paneigiau tai, taip pat pasiunčiau šypsenėlį ir tiesų pirštą, bet tiesiog mes darėm savo. Ir kada mes sužinome būtent, esmė, būtent tas pats svarbiausias dalykas, būtent šitą veiklą, netgi nesąmoningas žmogus darydamas, supranta, koks jis yra galingas, kiek jis gali paveikti, kad ne metrą, ne 2, o 50 km aplinkui, 100 km aplinkui, o galiausiai yra žmonių, kurie daro įtaką į orus per 1000 km nuo savęs, jie supranta savo galią. Jie supranta, ant kiek jie yra, sakysim, svarbus šiame etape gyvenimo ir ant kiek jie įtakingi, ant kiek jie galingi dabar tai padaryti. Ir kiekvienas iš jūsų čia esantis, kada jūs dirbate, jūs tiesiog kiekvieną dieną gaunate tos energijos vis daugiau ir daugiau. Ir ta energija paskiau, jinai gali pasitarnauti bet kokiose kitose gyvenimo situacijose, kada jūs jau supratote, identifikavote, kad jūs esate labai didelė, stipri, galinga ir sena siela. Ir kad jums nereikia nieko aukoti. Pabrėžiu dabar tokia svarbi detalė. Jūs iš čia atskirsite, kas yra kūrėjo, kas nekūrėjo. Tikras kūrėjas aukų nepriema, jisai priema tik tai padėką. Paprasčiausia padėka. Ačiū tau už viską, nuo širdies. Už viską, ką davai, ką aš turiu, ką turėsiu ir kaip tu man išvedai, išvairavai, iš toliūno ištraukį. Ir netgi, pavyzdžiui, jūs galite padėkoti, net, kad papuolėte šitą grupę, nes per šitą grupę, šitą grupę esančių žmonių dėka, sužinosite labai daug visko. Jūs pamatysite daug visokių stebuklų, patirsite patį didžiausią džiaugsmą, koks tai gali būti. Ir šito džiaugsmo iš jūsų niekas netims šito energijų. Nes jūs esate čia situacijos valdovai. Jūs valdote situaciją. Ir įdomiausia tai bus, kad tuo paskiau savo, sakysim, užtaisų, tuo raketiniu kūru galėsite dalintis paskiau su kitais. Ir pas jumis bus įsiberybis, nes mes naudojamės ne kitų resursus, mes naudojamės to pirmapradžių, kurie ta pirminė energija, kuri yra berybė. Ir va šito ir bijojo juodžiai, bijojo, kad mes neatsibustume, darė visokius įvairiausius būdus, judesius, sakysim, veiksmus tam, kad mus nutraukti į šoną.
Todėl čia esantiems žmonėms patarčiau labai nežiūrėti, kur vyksta karai, nežiūrėti šitų vaizdų, neturėti karo viduje savęs, nežiūrėti, kaip suplyšo žemė, kažkur įvyko drebėjimas arba netgi kažkokie tai kataklizmai su orais. Tiesiog išjunkite emocijas visiškai. Tai yra, jūs tada užsukat kraną, nusiemat nuo savęs melžimo aparatą, kuris melžia iki šiol iš jūsų gyvybinę energiją, kuri iš jūsų buvo nusiurbiama tam, kad jūs neturėtumėt optimizmo, neturėtumėt noro kurti. Ir ta galia, kuri vėliau jumise atsiras, kad jūs galėsite materializuoti daiktus, statyti pastatus, kaip tai buvo daroma seniau, ir tie visi pastatai daryti Romoje ar ten Sankt Peterburgėje, visi vienodo rašto yra, visur išlaikyta griežtai ta šventoji simetrija, ta sakralinė, sakysim, kaip jūs gal labiau žinote apie ją, ir jūs galėsite patys minčių pagalba sukurti tos pastatus taip pat, kaip anksčiau jie buvo sukurti. Vat jums čia yra sakymas, iš kur atsirado tokios sunkios iki šiol nepakeliamos kolonos, iš kur atsirado pastatai tokie, kurie turi energijos, nuo kurių negalėti traukti akių, kaip sakant, ir taip toliau. Viskas buvo iš čia. Ir kada jūs tarite žodį, tai anksčiau buvo garsai naudojami tik tai tam, kad padaryti vibraciją aplinkoje, ir ta vibracija pakėlė akmenis, didžiulius luitus. Paskiau jie buvo tik tai nustumti per orą ir pastatytos piramidės, pastatyti dar kiti pastatai ir visa kita. Anksčiau mes bendravome mintimis, perduodami paketą vaizdų. Kaip aš, pavyzdžiui, kažkada tai savo pasiklydusiam šunį perdaviau galvą. Pasiklydo šuo, aš žinau tą dalyką, kad gyvūnai, jie ne komandas žodinės mintise girdi, bet vaizdus priema. Ir šunį nusiunčiau vaizdą, kad jis ieškotų tokios mašinos ir atsidurtų tokia vieta. Ir aš šunį pamačiau iš 5 minučių. Nors jis buvo pasiklydęs, buvo daug žmonių, daug mašinų, buvo tiesiog pabėgęs ir negalėjo rasti manęs, nes aplinkui poškėjo visur raketos, saliutai ir buvo išsigandęs, tiesiog išgąsti. Ir jis atėjo ten, kur aš jam mintimis perdaviau tą vaizdą. Tai vat mes taip pat pradėsime bendrauti vėliau, tai nepanašu į jokius ten šizofrenikų kažkokius pasakojimus. Kaip atsiranda čia žmonės tokie, kurie nesupranta apie iš viso, apie save, apie savo galimybės. Ir nesupranta to principo, kaip mes turėtume iš tikrųjų gyventi, kaip mes turėtume bendrauti. Ir visa ta dabar pilkuma nusiema kartu su visais tais debesimis, per kurios buvo tas daromas masinis slėgis. Tas būtent spaudimas, vibracijų sukūrimas, būtent įspaudžiamas toks per prievartą depresonas, žmonėms paskiau priveda prie kitų sekančių įvykių. Ir dabar jūs nežiūrite jokių dramų, jokių griūnačių pastatų, jokių karų, jums visiškai neįdomu, nes tai, kas įvyko, ten tiesiog galbūt taip turėjo būti. Nesikeičiam į tos procesus, kurie buvo numatyti anksčiau, ten mes vis tiek nieko nepakeisime. Ir tada mes išjungiam emocijas, kaip sakiau, nustojam būti melžiamos karvės, ir darom savo vizualizacijos įgyvendinimą, kad visiems žmonėms gerai, visi žmonės yra laimingi žemė yra taika, karo nebuvimas ir visi džiaugiasi gyvendami amžinai. Niekas nesensa ir niekas nemiršta. Ir visiems visko užtenka. Tai čia bus galutinis mūsų tikslas. Ir mes iki to darysime. Paminėsite tai maždaug po 3 metų, kada jūs ateisite prie aparato ir jums jisai padarys kažkokį tai reikalingą jums baldą, o jūs atnešite į tą vietą kažkokį kitą daiktą, kuris jau susidėvėjo, tas daiktas bus susmulkytas ir iš jo padaryta kažkas tai kita. Kada jums nereikės niekur eilėse stovėti, tiesiog viskas bus tiesiog jums panorėjęs, kaip pasaka lydekai paliekus, man panorėjęs. Beje, taip pat pasakas irgi išvartykit, nors lietuviškų pasakų nėra daug. Galima žiūrėti tada pasaulio pasakas arba rusų pasakų yra daug likę. Ir ten viskas surasti, viskas parodyta. Tas, kas yra, viskas. Už 3, už 9 žemių, už jūrų marių, visus pasakos, Guliverio kelionės pas milžinus. Viskas absoliučiai nusako tai, kas yra
žemė ir todėl mes čia nesiginčysim, kaip yra su žeme, kokia jinai plokščia ar apvali. Viską jūs patys laiko atėję suprasti. Tai štai buvo toks noras, toks impulsas būtent išsakyti tai ir kada klausysite kitą kartą šitą įrašą, dar vieną kartą, nes aš manau, kad bus tokių žmonių, kuriems norėsis dar kartą pasiklausyti arba pasiklausyti iš pradžių, kadangi jie pasijungia biškį vėliau, tada suprasite, kad besiklausydami šitą įrašą jūs prisijungėt prie tam tikros, sakysim, kitos realijos kūrimo, įmanomo tako. Jumise staiga prapuolė depresija. Daleiskim, pradžioje tegu atsiranda tik tai viltis, paskiau atsiras kažkokios tai svajonės arba tikėjimas ir galiausiai visą tai pavirs į žinojimą. Tai yra galutinis rezultatas, kada jūs žinosite, kad būtent taip turi būti ir ne kitaip. Ir kada jumise dings tokie terminai kaip aš viliuosi arba aš turiu vilties arba aš norėčiau, tai jūs pakeisite į tai, kad aš žinau, aš noriu, aš darau ir vietoj to, kad gal kada nors pasikeis vyriausybė, tada jūs savo viduj nuostatą išreiškėt, aš matau, kaip keičiasi vyriausybė, kaip keičiasi postus palieka tie, kurie nieko nepadarė ir postus, reikiamus postus užima tie žmonės, kurie nusipelnė tai daryti, kurie dirbs vardan žmonių. Labai paprastai. Tai vat, tiesiog viską esamoje laiku, jokių ten būkit sveiki, būkit laimingi arba būkit vieningi. Tai yra pats didžiausias suklaidinimas ir jisai daromas iki šiol. Tie žmonės, kad irgi ateis vėliau šiek tiek į mūsų darželio grupę, sakysim, o mes išliekam toliau vaikais, leidžiam savo išdykautis ir reikiamų momentų, kad bus šilčiau negu 10 laipsnių šilumos, pasitaškit. Visą tai suveikia mums visiems į gerą. Visiems tada gero laiko, gražaus savaitgalio užbaigimo, pačio gražiausio laiko ateinančią ir visas kitas savaitės ir iki greito. Tas, kas atėjo dabar, viskas yra laikina, o tą, ką mes darome ir padarysime vėliau, bus iš visiškai nuostabų, visiškai dangiška ir tai negalima nusakyti žodžiais, nes kai kurie žmonės, kurie jautrus patekę į mūsų susirinkimą, tai pajaus. Tai yra nerealu, tai yra nenusakoma žodžiais. Tas jausmas, kurie buvo sutikime, ypač paskutinėme dabar prie Kauno, aš žinau, kad jie buvo šokiruoti. Jie dėl savo, sakysim, įsiūto modelio negalėjo pasielgti vienaip ar kitaip, bet iš tikrųjų ten turėjo iš džiaugsmo verkti, kad dar yra dar tokių žmonių, kurių dėka bus padarytas kitoks rytojus. Ir kiekvienas iš jūsų esantis šitoje grupėje, anksčiau ir vėliau tai pajusite, padarysite patys, pamatysite, pajausite, kad tai yra nuostabu. Ir tada vien tik tai savo šypseną, vien tik tai savo žibančią nuotaiką aplinkoje užkrėsti ir kitus žmonės. Jums nereikės nieko rodinėti, jokių nuorodų, jokių linkų. Tiesiog žmonės matys, kad jūs laimingi ir jums viskas sekasi, viskas vyksta kaip jūs norite. Ir jie irgi taip pat norės padaryti. Tada jie pataps tokiu pačiu kaip ir jūs. Viso, mėlyje, jūs nuostabus ir nepakartojami. Ačiū visiems, kurie dar bus sutikimuose ir ačiū tiems, kurie jau buvo sutikime. Už tas visas šypsenas, už pačias gražiausias emocijas, už tą visą džiaugsmą, juoką, kikenimą. Ir to mūsų Renatom, kurios kūrė, ir Eglutei, kuri darė nepakartojamą džiaugsmą. Ir iki greito. Elgiamės kaip vaikais ir gyvename kaip vaikai ir atsakome kaip suaugę. Iki.